Labas, sodininkų tiesera prasideda. Žodžiu, tai ką, turim beveik 10 arų sklypą. Turiu aš savo planelį, toj parodysiu. Va, čia yra mano planelis, kaip turėtų atrodyti mano gėlynėlis. Tai pagal jį dabar planuoju eiti susižiūrėti zonas, kur bus sodinamos gėlytės, kur bus takeliai, kad visko be reikalo, kaip sakant, neravėčiau. Nes ten, kur bus takeliai, tai su kartoną dėsim šiaudus arba šakas smulkintas. Ir dar, žodžiu, planuose yra tokia kukurūzų tvora. Tai visą tą, žodžiu, savo kvadratą, stačiakampį, na žodžiu, jį iš visų pusių apsodinsiu kukurūzais, kad būtų tokia tvora ir nuo vėjo, ir šiaip nuo dulkių apsaugotų ir panašiai. Tai ką, tai einam, pažiūrėsim, kaip čia mums seksis. Mes dabar visi žiūrim į traktorių, kuris tuoj čia atvažiuos ir darysim projektą X, tai yra mano gėlių pieva. Turim apie 10 arų, tai išarsim, paskui iškultivuosim, išfrezuosim, na žodžiu, paruošim naudojimui ir reziume gausis vis tiek apie 5 arai maždaug pačio gėlių ploto ir 5 arai maždaug takelį, kad būtų labai patogu privažiuoti. Jei, prieš jūs mano pieva išarta. Jei. Turim dirbą kelis kartus išartą, kultivuotą. Tai dabar su šito aparačiuku dar praeisiu, kad dar geriau išpurenti. Tai ką, važiuojam. Nu ką, visas laukas išfrezuotas. Dabar reiks kažkaip šituos visas išrinkti. Dabar planuose yra pasižiūrėti, kur yra centras maždaug. Maždaug čia jaučiu. Gerai, mes per čia ateisim. Čia bus toksai mini gėlynėlis. Čia taip, čia taip. Tai sakyčiau netgi galvot. Va čia. Maždaug bus mano centras. Op. Gerai. Tada dabar prisirišiu virvelę, pasidarysiu tokį apskritimą, nes planuoju čia tokią tuščią zoną. Ir aplink ją jurginai, kitos gėlytės ir panašiai. Tai ką, važiuojam, bandom. Tai kiek man čia tos erdvės reiks. Gerai. Gerai. Žodžiu, tai čia planas yra susinešti kartoną ir čia uždėsim šakų mulčią, kai jisai bus. Ir čia tokia bus tokia, žodžiu, zona pasėdėti, nes planas yra, kad... O, Jėzau, tu saubiškai. Planas yra, kad... Dieve, koks didelis atkritimas. Gali biškį mažinti. Gal aš biškį mažinti, kažkaip per didelis atrodo. Dabar tikrai geriau. Nes 2, 3, nu tai beveik 3 metrai. Tokia va, žodžiu, tuščia erdvytė. Tai jo, va čia, žodžiu, kad va, taip netgi čia va ir staliuką galėtum pasidėti, žodžiu, atsisėsti, kavos atsigerti. Ar jeigu kompanija, žodžiu, pasidėti. Tai va. Tai gerai, čia buvo, žodžiu, tokia tuščia zona. O čia buvo planas, kad, grinai, va, pagalė, aš jaučiu netgi taip ir darysiu, kad va, čia va toks va, yra tarpelis, tai va čia aš sodinsiu. Čia yra planas miskantai, ašuotė, gaura, šiek tiek tarkim ratilių, kosmėjų, nu toksai, žodžiu, miksiukas. Ir aplinkui va taip iš visų pusių. Čia tarkim bus įėjimas, tai čia tuščia, o čia iš visų pusių bus gėlytės. Ir po to eis jurginai.
kadangi aš Jurginus jau turiu, tai aš noriu juos pasisodinti. Tai kokia čia situacija. Vis tiek plane yra ten, kur yra... Aha, čia žolytės lenda jau. Okei, bus reikalų biški. O, jie, tos vada šaknis. O, kaip gražiai išsivalia su šaknim. Sam. Tai gerai. Čia va šitą zoną jau pasidariau, šitą irgi pasidariau. Dabar šitą užsibrėžiau, tai man dabar reikia ją išsijudinti ir pasidaryti formelės, kad vat, visko netvarkyti, o palikti takelius, nes va čia kai bus įėjimas, čia tokia kaip irgi bus lyselė per vidurį. Tai dabar mano planas yra šitą susitvarkyti ir kad šiandien galėčiau pasidinti va čia šone Jurginus. Mes einam į centrą. Va, gerai, čia turim takelį ir čia turim takelį. Gerai, tai takelis iki centriuko, ateinam į centriuką. Šiaip, manau, per porą dienų aš ir susitvarkysiu. Nebus čia labai daug darbo. Nes vis tiek, kai viską reiktų tvarkyti, tai būtų reikalų. O dabar, kadangi čia bus taip zonom, nes čia yra, dabar tiksliai nežinau, beveik 10 arų, tai beveik pusė erdvės bus takeliai. Ne viskasgi bus užsodinta, tai visai neblogai. Nu tai 5 arai konkrečių gėlių. Na ką, mano Jurginų zona jau paruošta, galima sodinti. Kadangi žemė nėra labai maistinga, nusprendžiau naudoti Terra Erden universalų gėlių substratą, kuris ypač tinka visiems žydintiems augalams sodinti. Atvirame grunte, taip pat galima auginti vazonuose, balkonų lovelėse, kabančiuose vazonuose namuose ar sode. Taip pat tinka ir įvairių gruntų struktūrai pagerinti, na kaip pas mūsų šiuo atveju. Taip pat idealiai tinka visiems naujiems sodinimams bei tolimesniam esamų augalų puoselėjimui. Tai sodinimui aš išsikasiau gilesnes duobes, nes gumbai turi įsileisti 10 cm gylyje, o tarpai tarp sodinimų vienur 40 cm, kitur 50 cm. Tad duobes kasiau apie 30 cm pločio ir gylio, juos pripildžiau substratu, įdėjau gumbus ir pyliau vėl substratu. Laistyti nelaišiau, nes laistymas prasidės tik tai, kai išlys Jurginų lapeliai. Buvo apie valandos sodinimas. Sodinau vienur veislinius, kitur paprastus gumbelius, gautus iš mamos. Tai pagal viską turėtų gautis gražus Jurginų puslankis. O kaip gausis, bus matyti. Tai kaip minėjau anksčiau, čia yra visiškai eksperimentinis mano bandymas. Tiesiog naujųjų metų išvakarėse tiesiog kilo mintis, kad auginsiu skinamas gėles, pabandysiu. Tai o kaip seksis, nežinau. Tai va. Tai noriu pasakyti labai ačiū visiems, kas palaiko, ypač didžiulis ačiū Uošviui, kuris pasirašo mano va šitiem dalykam ir padeda su arimais, žodžiu, ir visais kitais darbais. Tai jo, bus reikalų, bet aš pasiruošusi ir manau tikrai gausis nebloga, žodžiu, tokia oazė ir bitėm bus darbo, nes va, turim dabar 4 avilius, tai galės jos čia darbuotis ir va, bus medaus. Laukia daug darbo, bet manau bus verta tikrai. Tai ačiū labai, kad žiūrit. Na ką, Jurginai susodinti. Čia šiek tiek tokiau. Žodžiu, tokia šachmatų lenta.
Žiūrėsim, kaip gavos, pasižymėjau. Žodžiu, ten tokie, nuo ten iki ten yra veisliniai, pirkti iš parduotuvės. Nuo čia iki čia mama atidavė. O čia bandysiu sodinti pačios augintos daigos, jurginus. Tai žiūrėsim, kaip tai seksis. Pagal planą, tai man pavyko pasodinti pirmosius jurginus. Jej!